žieminiai hibridiniai rapsai Tatjana. Rapsai monstrai, kopūstai, ar kaip kitaip juos pavadinti. Didžiausia problema tikriausiai tokiuose rapsuose augimo kūgelis. Bet kaip matosi, augimo kūgelis nėra pabėgęs iš esmės, nereikia jo net pjauti, matosi iš žiedino, kad jisai nėra ištysęs į viršų, nebent per kelis milimetrus. Be esmė tokia, kad augimo kūgelis pritupdytas prie žemės ir nors ir toksai galingas augalas vis tiek išėjo susitvarkyti. Kas buvo daryti? Labai stiprus rimtas purškimas, 0,5 litro Juventus, 0,5 litro Karikso. O galų laukiuose, kur persisėta ir tenais iš vis buvo tragiška situacija, tenais dar didesnės normos darytos ir tenais irgi sutvarkyti. O dabar jau lygtais nuo rytojaus prasideda vėsesni orai ir tikriausiai į rapsus grįžti nereikės. Jeigu truputį apie priešistorę, purkšti dirviniai herbicidai, toliau matosi šiek tiek garstuko ar svėrės paaugę yra, bet ten nelabai kreipsim dėmesį, nelabai jinai tikriausiai kažką mums padarys. Toliau purkšti mikroelementai, brasitrėliai, boras, azotą fiksuojančios bakterijos ir panašiai. Tai va, ir turim tokį rezultatą. Toks augalas tikėtina, kad lengvai peržiemos. Dėl to, kad augimo kūgelis yra prie žemės, nors ir lapija didelė, jinai greičiausiai iššus, bet augalas, manau, bet kokiu atveju be problemų peržiemos, jeigu tik tai neturėsime -15 ar daugiau ir 0 sniego.